Aš esu Toma. Su Egle susipažinau 3 klasėje, kai tik atėjo į mūsų mokyklą. Jau nuo pat pradžių ji buvo šiek tiek užsklendus su ja, su nieko nebendravo. Piešė kampe ir tiek. Aš viską mačiau. Nebegaliu tylėti. Mes nekalti. Gi patys matėt. Bandėm su ja bendrauti. Ji pati nenorėjo. Mes viską ant prikolo darėm, kaip taip klasiokiškai. Ten vieną kartą netyčia kepsnys nuslydo, bet netyčia. Būtent. Mes tik norėjau ją taip savotiškai pakrikšti. O ji? Taip, mes nekalti. Ir tas video. Nu gerai, įkeliam internetą. Biškį pasišaipėm. Bet šiais laikais visi taip daro. Nu grynai, mes tik norėjom praskaidrinti jos vidinį pasaulį. Jo, patobulinti Eglės egzistencijos prasme. O ir vėl mes kalti. Neišauklėti egoistai nemandagus. O mūsų subinės auksinės. Mes visi kaip kumštis. Kiek mes ją visur kvietėm, visokius plotus. Vis negaliu ir nenoriu. Aš nesuprantu, kodėl iš čia mūsų klausinėt. Aš ten nebuvau, nieko nemačiau ir nieko negirdėjau. O jūs žinot, nepilnamečių klausos taisyklės. Aš be savo tėvų jums nieko neprivalau sakyti. Supratot? Aš tik norėjau su vyresniais bendrauti. Tada gal ir aš kieta būčiau. Man jie sakė, liepia tos piešinius plėšt. Sakė, kad jie nereikalingi. Aš labai atsiprašau, aš daugiau to nebedarysiu. Galėčiau tėvų paprašyti, kad sumokėtų už jas arba naujus nupirktų. Taip. Ir mano tėvai gali prisidėti. Užsičiauk, ką kalbi? Išdavikės jūs! Jūs proto turit? Čia ta žirtva! Eglė gyvačių karalienė, kaip jinai ten? Žilvinė žilvinėlį. Jeigu tu gyvas, atplauk alaus puta. Jeigu negyvas, kraujo puta. O iš viskas į per pana, kad aš apie ją žinočiau. Padarėm bobą laimingą. Bahūrai. Viskas. Daugiau nieko apie ją aš nežinau. Girdėjot? Daugiau jisai nieko nežino. Laisvas aš. Laisvas. Duhai. Aš? Daugiau apie ją nieko nesakysiu. Ji turėjo pajusti, ką reiškia dugnas. Aš jums šito nesakiau, bet aš abiejom kojom priklausiau. Ką? Kad ji pati daužta buvo nuo pat pradžių. Tai teptukai, peštukai, paletės. Kas taip daro vapšė? Kokie normalūs žmonės taip elgėsi? Ji pati nenorėjo pritapti. O kas liečia mūsų chebrą, Lolos istorija buvo žiauri. Ir nedrįskite to neigti.
Ji palėtė vieną iš mūsų. Ir ji už tai sumokėjo. Viskas. Daugiau mes nieko apie ją nežinom. Nu, o ką aš? Nu, pasilinksinom biškį. Surengėm jai karališką puotą. Nu ką žinau, kur jinai dabar yra. Aš jas nei mačiau, nei ką. Man ji nei giminaitė, nei sesuo. Nu, šiaip tai. Jei sutiksite dar kartą, praneškit mums. Pakartosim su visais baliais, festivaliais. Na, kaip čia pasakius, Eglė yra tikrai geras žmogus. Gal tik jis to kaip piešia. Jinai yra šiek tiek išsiblaškis. Tačiau jinai yra toks žmogus. Ką be pakeisti? Na, žinot, Eglė prastai mokosi, o mūsų gimnazija prestižinė. Mes, aišku, jai siūlėm pereiti kiek paprasnesnę mokyklą, bet jie atsisakė. Žinot, ji prastai mokosi ir pastaruoju metu nesilanko mano pamokose. Tai nuvilia. Labai gaila, kad ji tempia mūsų mokyklą žemyn. Na, mes visi žinome, kad Eglė turi problemų, bet suprantate, matematika yra matematika, o piešimas yra piešimas. Tai buvo ne mano problema. Tarp kitko, tokios problemos susikuria ne mokykloje. Jos atsinešamos iš namų. Aš irgi turiu dukrą. Ji mokosi su Egle. Ir pas mano dukrą klasėje nėra jokių problemų. Niekas ten iš jos nesityčioja, viskas yra gerai. Todėl aš net neįsivaizduoju, kodėl jūs čia mus pakvietėt. Kartais išėjimas yra vienintelė išeitis. Yra tokia legenda apie gulbes. Gyveno kartą 2 gulbės. Viena iš jų netikėtai mirė. Kita pakilo į dangų, padarė mirties kilpą, suklikė ir krito žemėn suglaudusi sparnus. Atleiskit, mūsų meilė neverta jūsų nemeilės. Jūs norit pasakyti, kad Eglės nebėra? Ne. Negali būti. Aš nenorėjau. Aš tikrai nenorėjau. Jie nori pasakyti, kad jinai mus pakišo. O tu girdi? Jinai mus pakišo. Antrą bylą. Antrą bylą! Einam lauk iš čia. Einam lauk iš čia!
Aš krentu, nes neturiu sparnų. Tu skrendi, nors tavo netikri. Aš galiu nuskęsti lietuje, o tu gali išgelbėti mane. Mes kartu išgertumėm šį lietų, aš ir tu, jei tik mane girdėtum. Mes kartu išmoktumėm skraidyti, aš ir tu, jei tik mane matytum. Dabar supratote, kodėl negalėjau tylėti ir viską papasakojau. Prašau, labai prašau, netylėkite ir jūs, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų. Šitis yra, visada yra. Jei tik jos ieškai. Aš ir tu.